Elonas Muskas, naujų technologijų kūrėjas, verslininkas, investuotojas, kosmoso užkariautojas. Vieniems jis žmogus norintis pasaulį padaryti geresniu, o kitiems jis tiesiog aferistas, pasisavinantis kitų žmonių idėjas ir pateikiantis gražiam pakavime. Elonas gimė Pietų Afrikos mieste Pretorija 1971 metais, birželio 28 dieną. Tėvas Erolas Muskas inžinierius, mama modelis, dietologė May Musk. Buvo pirmagimis šeimoje. Elonui vaikystėje buvo labai sunku bendrauti su kitais vaikais, kadangi jam buvo diagnozuotas Aspergerio sindromas. Tai yra viena iš autizmo formų. Tad jis pasinėrė į knygų skaitymą, labiausiai patiko mokslinė fantastika. Būdamas 9 metų perskaitė visą Britanijos enciklopediją. Na, o mokykloje situacija buvo labai prasta. Labiau žiauriniai prasta. Elonas kentė nuolatinės patyčias bei smurtą. 8 ir 9 klasėje jis buvo taip stipriai sumuštas ir dar nustumtas nuo laiptų. Po pasėkoje prarado sąmonę ir buvo išvežtas į ligoninę. Kai Elonui buvo 10 metų, jis gavo dovanų savo pirmą kompiuterį. Pradėjo savarankiškai mokintis programavimo. Tad būdamas tik 12, sukūrė kosmoso tematikos žaidimą pavadinimu Blastar, iš kurio ir uždirbo savo pirmuosius $500. Pabaigęs mokyklą ir būdamas vos 17 metų, Elonas nusprendžia palikti Pietų Afriką ir keliauti į Kanadą, iš kur buvo kilusi jo mama. 1990 metais Muskas įstojo į Queen's universitetą Kingstone, bet Elono tikslas buvo pasiekti Ameriką. Tad po 2 metų Muskas įstojo į Pensilvanijos universitetą. Baigė ten 2 bakalauro studijas fizikos ir ekonomikos srityse. 1995 metais pirmoji Elono įkurta įmonė buvo pavadinimu Global Link, kurią pradėjo kartu su broliu Kimbalu Musku bei draugu Gregu Curie. Prie kompanijos nemažai prisidėjo ir Elono mama, paskolinusi broliams pinigų. Taip pat padėjo sukuriant verslo planą bei bendravo su praktikantais, kurie ateidavo dirbti už dyką. Po metų jie pakeitė firmos pavadinimą į Zip2. Ši įmonė laikraščiams teikė ir licenzijavo internetinę miesto vadovo programinę įrangą. Sudarė keletą stambių sandėrių. 1999 metais Zip2 pardavė už $307 milijonus. Musko dalį sudarė 22 milijonai. Taip jis tapo multimilijonieriumi, būdamas 28 metų. Uždirbtus pinigus Muskas neišvaisto, o investuoja savo sekantį projektą. Taip atsiranda internetinis bankas X.com. Vėliau kompanija pakeičia pavadinimą iki dabar gerai žinoma PayPal. 2002 metais PayPal įsigijo eBay už $1,5 milijardo, iš kurių Muskas susižėrė 165 milijonus. Na kągi, turbūt priėmė Elono Musko mėgstamiausią kompaniją, tai yra SpaceX, į kurią jis investavo $100 milijonų. 2002 metais įkurta bendrovė siekia sumažinti kosmoso kelionių kainas ir įgyvendinti Marso kolonizaciją, viena iš Elono svajonių. Musko pasididžiavimas yra Falcon Heavy raketa, kurios paskirtis krovinių iškėlimas į Žemės orbitą, o vėliau galimai padės nugabenti krovinius bei astronautus į Mėnulį bei Marsą. SpaceX tai pirmoji privati kompanija nusiuntusi krovinius į tarptautinę kosminę stotį. Dabartinė SpaceX vertė siekia net $175 milijardus. Na kągi, sėkmės tau Muskai apsigyvenant Marse. Kągi, visiems puikiai žinoma Tesla. Kompaniją 2003 metais įkūrė inžinieriai Martinas Eberhardas ir Markas Tarpeningas. Kompanijai pirmas rimtas investicijas suteikė Elonas Muskas, kuris nuo 2008 metų tapo generaliniu direktoriu. Kompanija didesnio dėmesio sulaukė 2008 metais, kai pristatė pirmąjį elektra varomą sportinį automobilį Tesla Roadster, kuris vienu įkrovimu gali nuvažiuoti 320 km.
o 100 km/h greitį pasiekė per 3,9 sekundės. 2012 metais pasirodė Tesla Model S, kuriuo mėgsta važinėtis ir pats Elonas Muskas. Kiek vėliau pasirodo Modelis X bei Trojkė. Na ir pagaliau 2019 metais buvo pristatytas Tesla Cybertruck. Kosminis laivas ant 4 ratų. Plieninis, neperšaunamas Elono žvėris. Pristatymo metu buvo bandoma parodyti, koks jis atsparus smūgiams. Joe Roganui buvo pasiūlyta išbandyti automobilio tvirtumą, tad šis jį bandė strėlėmis. Na, viskas kaip ir nieko, kol nebuvo prieita prie langų. Bam, jį nėra. Ir koks jausmas dirbti Tesloj? Ar Elonas Muskas Twitterio postų karalius toks pats atsipalaidavęs realiam gyvenime, kaip ir socialiniuose tinkluose, ar tai tik jo priedanga? Darbuotojai turi gerokai kitokią nuomonę apie darbą Tesloj bei SpaceX, nuo vadinančių Eloną šių laikų genijum, kuris padėjo tapti geresniais savo srities žinovais, iki darbovietėje tvyrančios diskriminacijos, homofobijos bei seksualinio priekabiavimo. Kadangi Elonas savo sumanumu visada 10 žingsnių prieki, ta tenka gerokai pasistengti, kad sugebėtum įgyvendinti jo idėjas ir išliktum savo darbo vietoj. Buvęs Teslos darbuotojas Ovenas Diasas, kuris padavė į teismą elektrinių mašinų gamintoją dėl rasizmo darbe. Jis ten dirbo metus laiko. Ovenas sakė, jog iš jo buvo tyčiojamasi, sakoma, grįžk atgal į Afriką, vadinamas nigeriu. Nors ir kiek kartų apie tai pranešė savo vadovams, jie į tai visiškai nekreipė dėmesio. Ko pasekoje jis laimėjo vieną didžiausių rasinio priekabiavimo bylų Jungtinėse Amerikos valstijose. Ovenui Diasui buvo priteisti 137 milijonai, bet Tesla toliau bylinėjosi, kol suma nukrito iki 3,2 milijonų JAV dolerių. Kol vyko teismai su Diasu, Elonas įsiuntė elektroninius laiškus savo darbuotojams, kuriuose buvo rašoma, jei kažkas su jumis elgės nepagarbiai, bet nuoširdžiai atsiprašo, turit priimti atsiprašymą ir būti tiesiog kietas kūriais. Tai va tokia politika Teslai. Spjovė į veidą, atsiprašė, palinkėjo gero kelio. Patiko, prenumeruok, spausk like ir iki kitų video.